Sveiki visi. Šiandien turiu daugybę įdomių naujienų iš kriptovaliutų ir blockchain pasaulio. Nuo naujų mokėjimo sistemų iki reguliavimo poslinkių ir inovatyvių projektų. Pirmiausia, didelė naujiena iš Europos. Europos centrinis bankas paskelbė, kad Quant tinklas buvo pasirinktas kaip pionierius partneris jų skaitmeninio euro projektui. Quant tinklas tai įmonė, kuri specializuojasi blockchain ir DLT technologijose. Dirbs kartu su ECB, kad sukurtų saugų, patikimą ir privatų skaitmeninį eurą. Quant generalinis direktorius Gilbertas Verdianas patvirtino, kad jie atliks svarbų vaidmenį užtikrindami, jog skaitmeninis euras turėtų modernių skaitmeninių mokėjimų efektyvumą ir būtų lengvai programuojamas. Tai milžiniškas žingsnis į priekį, bet tai dar ne viskas. Gilbertas Verdianas neseniai paskelbė įrašą X platformoje, kuris sukėlė tikrą šurmulį. Jis rašė: programuojami svarai patvirtinta, programuojami eurai patvirtinta, ar kitas žingsnis programuojami doleriai. Tai užuomina, kad Quant tinklas gali siekti dar didesnių tikslų, galbūt net dirbti su JAV federaliniu rezervu. Ir kai pažvelgi į Verdiano patirtį, tai visiškai nestebina. Jis nuo 2018 metų yra DLT sveikatos priežiūros komiteto pirmininkas Jungtinėje karalystėje. Dirba su UK parlamento DLT viešajam gėriui komitete, yra Europos komisijos blockchain observatorijos narys ir net federalinio rezervo Fed Payments tobulinimo bendruomenės dalis. Šis žmogus turi ryšių visur. Be to, Quant tinklas dalyvaus UK Digital Innovation Summit 2025 metų renginyje, kuris vyks birželio 24 dieną Londone. Quanto tinklas bus renginio rėmėjas, o Gilbertas Verdianas moderatorius sesijoje apie tokenizuotus indėlius ir finansų atsiskaitimo ateitį. O šio summito dalyvių sąraše yra tokie finansų milžinai kaip Barclays bankas, HSBC, Lloyds bankas, Mastercard, Santander ir daugelis kitų. Taip pat bus pranešėjų iš BIS, UK Finance, Lloyd Banks Group ir daugelis kitų. Akivaizdu, kad Quant turi visus reikiamus ryšius ir sukasi tarp finansų elito. Tai, ką Quant ir Gilbertas Verdianas daro, yra ne šiaip technologinis proveržis. Tai visiškas finansų sistemos pertvarkymas, skaitmeninis euras, skaitmeninis svaras, o galbūt net skaitmeninis doleris. Visa tai vyksta ant Quant Over Ledger platformos, kuris sujungia skirtingas blockchain sistemas ir leidžia joms veikti kartu, ir tai potencialiai yra trilijonai eurų, svarų ir dolerių Quanto tinkle. Dabar pasižiūrim kelis video klipus apie Bitcoiną. Said that if you want to 10x your money, buy Bitcoin. If you want to 100x your money, buy Bitcoin with someone else's money. And if you want to 1000x your money, then buy Bitcoin with someone else's money and lever it. But for the average person watching who's probably a wage earner and not a business leader, what do you think is the best way to 100x your money? Can you still do it with Bitcoin, and what types of strategies can be deployed? I think the best way to get superior returns, 100x type returns, if you're an individual, would be you keep your day job, and so you maximize the cash flow you generate via whatever your profession is. You're responsible on your expenditures. You have to think, in the year 2045, I think a Bitcoin's worth $13 million. So every Bitcoin that you don't buy is a $13 million cost. That Ferrari that you're going to buy is going to cost you like 6 Bitcoin. And so it's going to be $100 million Ferrari, right? If you look out 20 years. Michael Saylor is talking his book, all right? The guy sells stock and pref shares and debt and then buys Bitcoin with it. The stock trades at twice the value of the inherent Bitcoin. That smells like something that ain't going to work long term. Just saying. I like the guy, but it has nothing to do with the strategic reserve of Bitcoin, which will never happen because we'll never get buy-off on a bipartisan basis. It's like the truth on
the event that we may not discuss. It was originally 99% effective, then it was 75, then it was 55. They slowly leak the truth until you realize it's a complete klutz, misnomer. Bullshit. And in the same way in Bitcoin, it's clearly was, for me, a dark state operative setup for the digital thing. There is no Satoshi Nakamoto, there's no Santa Claus. Never believed Thank that you. for 1 minute Exactly. for all the tea in China, that there's this benevolent guy who created all of this stuff, disappeared into the ether, can't be found, can't be traced. It's just a guru. It's like we created baby Jesus all over again. Only he's money Jesus, and all the adults are meant to buy this. I mean, I've just seen too many psyops. I'm too aware on this. I'm not buying it for a moment. So it's an absolute creation. There was the 96 document. Anyway, there's enough evidence. We don't have to drill down on it. Exactly. So the Tai va, matėme keletą skirtingų nuomonių apie Bitcoiną, o jūs patys nuspręskit, kuri nuomonė teisingesnė. O dabar pereinam prie kelių naujienų. Jungtinės karalystės iždo ekonomikos sekretorė Emma Reynolds paskelbė, kad UK neplanuoja kaupti nacionalinio Bitcoin rezervo. Jis sako, kad tai netinka mūsų rinkai. Na, turbūt jiems įdomesnis kvantas nei Bitcoinas, nes UK orientuojasi į reguliavimo aiškumą ir blockchain inovacijas, tokias kaip skaitmeninės suverenios skolos leidimas ar skaitmeninis svaras. Tuo tarpu JAV Arizonos valstija rodo visiškai kitokį požiūrį. Gegužės 7-ąją gubernatorė Katie Hobbs, mes žinome iš praėjusio video, kad ji neleido priimti Bitcoino pirkimo įstatymo, vetuodama jį, bet dabar matom, kad ji pasirašė kitą įstatymo projektą, kuris sukuria Bitcoino ir skaitmeninių aktyvų rezervinį fondą. Šis fondas leis valstybei valdyti nepripažintus ar konfiskuotus skaitmeninius aktyvus, tokius kaip kriptovaliutos, ir uždirbti pelną iš jų stakingo ar airdropų. Arizona tampa antrąją JAV valstiją po Naujojo Hampšyro, kuri įdiegia tokią sistemą. Kalbant apie Europą, Revolut bankas paskelbė, kad ES vartotojai, įskaitant UK, gali atlikti Bitcoino mokėjimus per Lightning Network. Bendradarbiaudami su Lightspark jie užtikrina greitesnės ir pigesnės Bitcoino transakcijas. Tuo tarpu Stripe žengia į priekį su stablecoinų finansinėmis sąskaitomis. Gegužės 7-ąją jie paskelbė, kad verslai 101 šalyje gali laikyti, siųsti ir gauti lėšas naudodami USDC ir USDB stablecoinus. Ir tęsiant temą apie stablecoinus, JAV senate žlugo Genius Act, įstatymo projektas, kuris būtų sukūręs pirmąją federalinę stablecoinų reguliavimo sistemą. $240 milijardų stablecoinų rinka Amerikoje ir toliau lieka be aiškaus reguliavimo. Turime ir teigiamų naujienų iš JAV. JAV valstybės iždo valdytojo tarnyba OCC patvirtino, kad nacionaliniai bankai gali pirkti ir parduoti kriptoaktyvus savo klientų pavedimu bei perduoti saugojimo paslaugas trečiosiams šalims, jei laikomasi rizikos valdymo taisyklių. Trumpai tariant, bankai galės treidinti ir saugoti klientų kriptovaliutas, jei klientai to norės, žinoma. Toliau Google Wallet pristatė Zero Knowledge Proof sistemą amžiaus ir tapatybės patikrinimui. Sistema jau veikia UK ir JAV, o netrukus plėsis į 50 kitų šalių. Tai leidžia vartotojams patvirtinti savo tapatybę, neatskleidžiant asmeninių duomenų. Na, skaitmeninėme pasaulyje reikia ir skaitmeninio ID, bet prieš porą metų tokios naujienos būtų buvę konspiracijos teorijos kartu su centrinio banko skaitmeninėmis valiutomis. Na, gerai, toliau Bybit taip pat turi naujienų. Jų generalinis direktorius Ben Zhou paskelbė, kad iki antrojo ketvirčio pabaigos vartotojai galės prekiauti akcijomis, indeksais, auksu ir nafta Bybit platformoje. O Coinbase vakar paskelbė apie Deribit platformos įsigijimą už $2,9 milijardo. Jie siekia sujungti spot, ateities sandorius ir opcionus vienoje platformoje, sukurdami galingiausią pasaulyje kripto platformą. Čia matome
SEC pateikė oficialų susitarimo laišką byloje prieš Ripple, užbaigdama ginčą prasidėjusi dar 2020 metais. XDC tinklas oficialiai prisijungė prie Mika kripto alijanso gegužės 8 dieną, žengdamas svarbų žingsnį link blockchaino inovacijų suderinimo su Europos reguliavimu, kaip Layer 1 blockchain, skirta realaus pasaulio problemams, tokioms kaip prekybos finansavimas ir tarpvalstybiniai mokėjimai. XDC tinklas kartu su kitais alijanso nariais, tokiais kaip Hedera, Ripple ir Aptos, siekia užtikrinti atitikti Mika reikalavimams. Mes matom, kad blokų grandinės, apie kurias mes ir kalbam šiame kanale, gauna licenzijas visuose pasaulio regionuose ir keičia finansų pasaulį. Ir manau, verta pabrėžti, kad vieno nugalėtojo nebus šiame finansų perversme. Tai mums patvirtina ir šis DTCC video. Dabar mes galim jį ir pažiūrėti. Where there won't be one blockchain. There can't be one blockchain. No matter how passionate you are about your favorite layer one, there can't be one. If there's only one, then there will be no innovation because there's no breaking point. The barrier of entry is too high. And basically you'll have the malaise that you have in traditional financial systems, just to have it in blockchain form. So there'll be many, and they'll continue to proliferate in this world. The real question, and the other truth is, you cannot scale a decentralized blockchain, theoretically impossible, that maintains each of the three balance points for a blockchain to 1 million transactions per second, really the amount that we would need to cover global scale financial transactions. You can't do it. So there can't be one. Tuo tarpu Butanas kūrė istoriją, šalis paskelbė apie partnerystę su Binance Pay ir DK Bank, kad pristatytų pirmąją pasaulyje nacionalinę kriptoturizmo mokėjimo sistemą. Turistai gali atsiskaityti už viską naudodami daugiau nei 100 kriptovaliutų. Ir galiausiai Citi ir Šveicarijos SDX paskelbė apie partnerystę, kuri šių metų trečiajame ketvirtyje pristatys tokenizuotų pre-IPO akcijų platformą. Tai leis investuotojams prieigą prie privačių įmonių akcijų per blockchain technologiją. RWA tokenizacijos rinka turėtų pasiekti 50 milijardų iki metų pabaigos. Ir kalbant apie tokenizaciją, ekrane galite matyti, kokio dydžio rinkos bus tokenizuotos per ateinančius metus. Visas šis turtas bus perkeltas ant blokų grandinės. Ir turėkite omeny, kad kripto rinka kol kas tik 3 trilijonai dolerių. Taigi šiuo paveikslėliu ir baigsiu šį epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskite nykštį, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.